Ir šiandieną projektas, kur švęsti, atvyko į... Irvita. Irma ir Vytautas turi tokią labai gražią sodybą, pakankamai jinai yra nauja ir nerandasi labai netoli Plungės, vos 5 km. Ir čia šalia Plungėlis į gatvį ir lauks iškart čia. Ta žvirkeliaus netoram, nu biški ton, kiek čia 50 metrų. Taip, o jeigu kalbam lietuvių kalba šnekamąją, vartojamąją, tai turime 5 km nuo Plungės, turime net 50 parkingo vietų. Ir Irvitos sodyboje yra ne tik tai vienas pastatas, bet taip pat štai ten už kampelio turim nedidelį pastatuką, kiek ten? 30 gali atšvęsti savo gimtadienį ir 30 ten mes suguldom ir ten 30 miega, jeigu eitų pritraukti už tos pušelės. Prie pirmojo tvenkinuko, tvenkinių, kaip ir sakė, yra 3 ir gamtos vėlgi apsuptyje, tad kažkokių tais ribojimų mes neturim. Norim dar parodyti, kol esame čia šitoj zonoj, kad užvažiavimas aptarnaujančiam personalui yra atskiras ir ten yra aptarnaujančio personalo parkingas, čia yra pagrindinis parkingas, kurioje telpa 26 automobiliai, ten žemiau dar 8 automobiliai. Taip. Ir ten dar 12 parkingo vietų, kad kažkaip bendroji sumoji, kad su tais skaičiais nepameluot, žinau, kad jie talpina... 50. 50 Kalbėjom, vietų. Kadangi vietų viduje patogiai talpina net 100, pasižiūrėjom. Bet dar pažiūrėsime į salę, dabar noriu dar pasimėgauti tą gamtą. Iš tikrųjų, aš esu turėjęs Žemaičių vestuvės iš Alsėdžių, koncertavo Vagelis, į mes čia tūsinom, į mūsų buvo 70. Į tas 70 nelabai čia jauties. O tai va, opa, ir fontanas, sako, labas rytas. Taip, tai ką norėjau pabrėžti, 100 žmonių sale ir 50 parkingų, kad yra tas momentas, kad visi svečiai turi normalų parkingą. Nėra taip, kad dalis svečių turės statyti ant kelio tą mašiną ar panašiai. Tai yra didysis tvenkinys. Šitos sodybos išskirtinumas ir kodėl mes čia atvažiavom, todėl kad Vytautas yra be galo malonus šeimininkas ir visada pasirūpins aptarnaujančiu personalu, labai yra lankstus ir čia su juo galima labai žmogiškai ir paprastai bendrauti ir jis tikras žemais, jį padės bėdu, atoks skaičius ar anoks skaičius, nu, žodžiu, jisai viską čia paderina. Va, gultai antrą dieną pailsėti nuo vedančiųjų programos, pasimėgauti tvenkinukų, iššokti, išsimaudyti, o čia mes galime apnakvindinti tetą Reginą su jos vyru, kurie nemėgsta garso ir triukšmo ir jeigu jie eis anksčiau miegoti. Nes jaunieji turi savo atskirą kambarį, mes dar ten nueisim. Taip, tai kaip matome, turime gražų namelį, apnakvindinti kažką, kas mėgsta tyliau ramiau. Pavyzdžiui, geras dalykas, tie, kas atvyksta su kūdikiais. Ai, jau, būna šventi, teta Regina eina į tolesnį kambarį viršui arba į antrą namelį, antrą namą. Taip. O čia gali miegoti tie, kas tikrai turi ramiai pabūti. Draugai, kurie susitokė prieš 3 metus ir jau turi kūdikį, neturi kam palikti, arba nori atsivežti, parodyti, kad mes turim vaiką jau ir dar koks į bairis. Žiūrėkit, dar ateikit, dar tą ką parodysiu. Toks bairis yra, čia yra, nu, nežinau, kiekvienas kambarys ir namelis turi televizorių, kuris veikia ir rodo visus kanalus. Ir galima žiūrėti pagalbą. Arba kakadų, per kurią mane rodo dažnai. Ok, kylame toliau, keliausime pasižiūrėti kambarius. Pagrindinio pastato kambarius, taip pat ir jaunųjų kambarį. Tai kiek girdėjome iš ankstesnių apžvalgų atsiliepimų, labai džiaugiatės, kad parodom ne tik jaunųjų kambarį, bet ir svečių paprastą kambarį. Tai tikrai laikomės to. Jeigu turėsit klausimų, kokių mes dar neatsakinėjom, parašykit, nes mes stengiamės tikrai viską skaityti, atsiliepimų, žiūrėti komentarus ir tikrai atnaujinsime jas. Čia yra faina tom, kad atvykus svečiam anksčiau nebūna tokių, kad vestuvės 1 valandą kretingoja, jau 2 valandą svečiai nebeturi ką veikti ir 4 valandą jau būna šventės vietoj. Tai čia yra kur pasivaikščioti ir kur akis paganyti ir kur pailsėti. Jeigu ypatingai geras oras, kaip dabar rugsėjo kažkelintą dieną, tai šilta, faina, gražu, o jeigu ir lyja lietus, tai nesvarbu, terasa, štai terasa, kurioje labai patogiai būna čia alaus stalas. Bent jau kartą čia buvo alutis, vaišės, sudėta viskas čia ir čia visi žmonės leido laiką. Ir beje, baras buvo čia kartą. Būtent, jeigu norim viduje sutaupyti vietos arba nenorim, kad būtų visi žmonės vien tik viduje,
keliaujam į terasą, pastatom barą ir tada tikrai žmonės pasiskirsto, nėra grūščių nei vienoje renginio vietoje. O dabar ką, keliaujam į vidų? Pasižiūrėkime, kiek ir Vitoje yra vietų miegojimo ir kokios kitos vietos. Ir yra pataupyta ant kambarių, interjerai. Švaru, nusivalome tapkės. Dar kol neįėjome, noriu parodyti, kad duris lauko ir čia kam, kad sulaikytų garsą tiem, kurie išėjo anksčiau miegoti. Tokį patį pliusą turime ir viršuje. Tai tas momentas, filmuojam žiogo tapkės. Yra antros durys tie, kas miega kambariuose, kad garsas šiek tiek būtų izoliuotas. Keliaujam į jaunųjų kambarį, pasižiūrim, kur tie mūsų žvaigždės. Ar labai patogi lova? Ar mes labai tradicinė pora? Ką žinau, normaliai. Šiaip minkštutė. Televizorius. Ar galite žiūrėti ką? LNK. Arba projektą, kur švęstis. Tvarkom lovą, atvažiuos jaunavedžiai. Vytautas, manau, patikrins prieš viską. Ok, turime tualetą, pasižiūrėkime mūsų svarbiausią dalyką. Ar smagu būna būti duše? Dušas tvarkingas, viskas gražu, nauja, tikrai matome, ką galim patikrinti tarp plytelių. Žinot, tas siūlės, kad viskas yra tvarkinga, gražu. O toliau keliaujame į kitą kambariuką. Primenam, kad kiek nakvindinam žiogai žmonių? Mes nakvindinam pagrindiniam pastate 50, o viso nakvindinam 80 žmonių. Daugelis kambarių yra 4viečiai ir 6viečiai, bet visose kambariuose dušai ir talietai. Dušai, talietai nauji, gražus, estetiški. Jo, netgi turi savo šaldytuvus. Nu, pagalvota, kaip kokiam viešbučio kambarį, klausykit. Kad Vytauto mineralinis ir tai būtų šaltas ir malonus. Ir galima išeiti į terasą, ryte ar vakare, ryte, kol dar visi miega ir tuo gražiu vaizdu pasimėgauti. Užtenka to poilsio, judam. Dar šiek tiek kambarių parodykim, kad žmonėms būtų aiškiau ir ramiau. Kol kas parodėm tik tai 2. Dar kas yra išskirtinis šios sodybos, toksai, na, galbūt pridėtinė vertė išskirtinė, kad kvapas. Prieš filmavimą labai juokėmės, nes šito būtent kolidoriaus kvapas yra arbūzų. Toks šviežus arbūzai, labai skanus. Čia šešiavietis. Šešiavietis, dušas. Kaip pats savininkas sakė, paprastesnis dušas, nežinau. Kuom jis prastesnis, aš nežinau. Tobulas dušas, viskas puikiai. Ir va, visur kambariukai, kambarėliai, 4viečiai. Gražus, estetiški, yra kur daiktus pasikabinti, pasidėti, tualetai, viskas yra, kas yra būtina. Ir šitoj pagrindiniai erdvėje mes sumigdom 48, kiek teisingai pamenu. Taip. Kem 8 ar kem 6, nes dar yra 2 nameliai ir dar yra atskira antra salė su miegamom vietom. Keliaujam į apačią, į pagrindinę salę, bet žinot ką, pradėsim nuo mūsų kambariuko. Nuo vedėjų, atlikėjų, muzikantų. Na, daugiau gal dabar jau šiais laikais yra. Kol einant į kambariuko galiu papasakoti, kad draudimai, dūmai salėje yra galimi, ferverkai laukia iki 22 valandos, bet pavyzdžiui, dabar filmuojam rugsėjo 18, tai jau laisvai tamsu, gali viską daryti. Garsas laukia... Kaip pasakė Vytauto, raumenis garsą gali matuoti iki 10 valandos. Po 10 galima, bet nereikia. Bet jau nebesimatuoti. Nesukti maksimumo. Taip. Vedėjų, atlikėjų kambarys, pakankamai prabangus, erdvus, yra kur prisėsti ir ką paveikti. Tai veidrodėlis, nes dažnai būna į raiderį įtraukta, kad reikalingas yra veidrodis. Taip, atvažiuoja atlikėjai, jiem reikia pasiruošti, pasifilmuoti storiuką. Tai pagrindiniai tualetai. Gerai, kad 2viečiai, nėra eilių, grūsties nėra, čia berniukų. Čia berniukų jau su pisuaru, viskas tvarkingai. Nu ką, ir štai matote pagrindinę salę. Tai vedėjo didžiaus vieta būna arba štai šį pusę, jeigu telpa, jeigu netelpa, turime trečią opciją palei šitą pusę, o jeigu netelpam net čia ir turim, tarkim, didžiulę gražią grupę, pasirodymus,
gyvą bendą. Taip, štai ši vieta, pažiūrėkit, aš išsitiesiu, žiogas išsitiesia, ne, jis nesitiesia. Jo, jeigu kokia grupė Midnight arba ten Rondo, ar ką, Taip. žinau, Tabasco Tequila ar kitos grupės, ir čia net Old City Band tilptų čia su savo. Net tie Kurių didžioji daug. komanda. Didžioji taip. komanda tilpo. Taip, tai kaip primenam, patogiai susodina, susodina 100 žmonių. Patogiai, kuo mažiau, tuo patogiau. 70 turėjau žemaičių, jautėmės čia labai gerai. Taip, tai matom vien dabar 4 staliukus, tai salė atrodo gan tuštoka. Aišku, jūs galėtum padėlioti, jeigu baras būtų viduje, tai čia būtų labai jauku ir 40 ar 50 žmonių. Tikrai nėra problemų. Maistas yra sodybos, bet jeigu labai norėtume, tai įleistų ir jūsų tos unikalius. Bet ar labai reikėtų klausimas, aš pats valgiau čia vakarienę, mačiau vaizdą, tai vaizdas, skonis, viskas atitinka ir už tą kainą tikrai yra wow. Tikrai wow. Jo, pakalbėkime apie kainas. Taip, nėra ko slėpti, viskas yra be galo paprasta, aišku, ant lėkštutės 2x2. 130 eurų, jeigu tai yra šeštadienis, o jeigu tai yra penktadienis, ketvirtadienis, trečiadienis, 120 eurų. Taip. Bet jeigu koks bus 70 žmonių ir daugiau, tai aš manau, kad iš kokį 110 arba 115 pasakius, kad 3 karaliai sakė, taip... Akcijos kodas žiogas. Lubys. Jau, manau, kad Vytautas yra lankstus žmogus ir čia būtų galima pasiderinti su klausimu. Taip. Tai šita vieta yra tokia, kur aš tikrai mielai atvažiuočiau 25 metais ir švęsčiau, nes buvau prieš 23 metais buvau čia. Man labai patiko. Ok, tai kaina 120-130, naklindinam iš viso 80, talpinam iš viso 100, parkingą užtenka visiems, nes turim virš 50 parkingo vietų, jeigu reikia ir įmonės renginys reikia daugiau, Vytautas tikrai rastų. Tai va, į kainą įeina pasitikimo taurė, pasitikimo užkandžiai, vakarienė, pusryčiai, kaip sakė, su šaltibarščiais, su visko jau taip, kaip žemaičiai sako, tropne. Tropne, kapeitus būtum jau. Taip, pavalgytumėm ir ką? Ir viskas. Ir 5 km nuo Plungės, centriukas yra aiškus. Sodyba ir Vita, ir mes čia spaudžiame live. Mūsų komandos mielai čia atvyktų, jeigu jūs šią vietą pasirinktumėt. Taigi projektas Kur švęsti tęsia kelionę per Lietuvą. Šiandien esame Žemaitijoje, netoli Plungės. Rašykit, komentuokit, klauskit.